Tiesa yra kur kas galingesnė, negu gali ištarti žodžiai, negu tai, kas yra suformuota konceptuose ar užrašyta, tai, ką žmogus gali išreikšti. Universali tiesa yra anapus bet kokių praktikų, bet kokių metodų. Ji yra pati egzistencija, realybė. Turime pažinti, kad mūsų religijos, įvairios praktikų sistemos, tai yra priemonė, tai yra instrumentas, tai yra ženklas, rodantis į mūsų tikslą. Kiekvienos autentiškos religijos šerdyje slypi šis artumas su Dievu, anapus visų autoritetų, struktūrų, idėjų, anapus tos pačios religijos. To mus mokė visi didieji meistrai, sulaužydami, sudaužydami to laikotarpio nusistovėjusius tikėjimus. Universali tiesa yra daugiau nei tikėjimas, tai yra pažinimas. Tai yra gyva patirtis čia ir dabar, tikrovės, kokia ji iš tikrųjų yra. Pažinimas savęs anapus proto, anapus asmenybės, kūno, jausmų, jutimų. Universali tiesa negali būti uždaryta į jokią dėžutę, į jokius rėmus, į jokią struktūrą. Įvairios religinės praktikos yra gerai, tai mums duoda tam tikrą kryptį, bet turime neužstrigti ties tuo, suprasti, kad tai yra instrumentas pasiekti savęs pažinimą. Pažinę save pažinsime Dievą, nes kiekviename mūsų slypi dieviškoji prigimtis. Protas mato tik skirtumus. Jisai ginčijasi ir yra aklas suvokti. Tačiau kas turėjo autentišką pažinimą ir kurio protas sudužo, nebemato skirtumų. Ji mato įvairias sistemas, įvairiai tapančias Dievo paveikslą. Dievo šlovė yra neišsemiama ir nesulyginama. Taip ir daugybė pavidalų, kuriais yra siekiama pasiekti šį pažinimą. Ši Dievo saulė išsiskleidžia įvairiomis spalvomis ir įvairiais spinduliais pasiekia šalis. Pagal tą laikmetį, pagal žmonių supratimą. Tie, kurie turėjo šį gyvą pažinimą, jį perteikė įvairia kalba, įvairiais simboliais. Dievas yra kur kas daugiau negu religija, negu bet kas yra ištarta, kas yra įvykę. Tai yra pačios visatos principas, visada buvęs, visada būsantis. Be gyvos savęs pažinimo patirties, aiškiai išrišus, kas yra kas, mes niekada neatrasime šio saito. Protas visuomet bus pasiklydęs ir regės vien skirtumus. Universali tiesa yra anapus bet kokio žmogiškumo, žmogiškų klaidų. Tad, kad ir kaip ją bandytume perteikti, nurodyti, mes visuomet tai padarysime limituotai, įdėdami tam tikrą žmogiškąją savo dalį. Nes ši tiesa nėra ištariama, nėra apsakoma ar apibūdinama. Zen meistras yra pasakęs, kai praveri burną kalbėti, jau suklydai. Tikrai tokia neapsakoma yra ši tikrovė,
mūsų pačių prigimtis. Tad neįsikabinkime pernelyg daug į įvairias sistemas, į autoritetus, nes tikrasis autoritetas yra Dievas viduje ir tikrasis mokytojas, tikroji mokytoja. Kol skendime ego protą, tol negalime to suprasti. Mums yra reikalingas geras nukreipimas, gera instrukcija, pamokymas. Tačiau pažinus savo proto prigimtį, išties tai tampa mūsų mokytoju per visas gyvenimo dienas. Mums tereikia tai rafinuoti, išgryninti, pasiduoti šiai Dievo tėkmei. Visa, ko mums reikia, mes suprantame per intuiciją, per vidinį žinojimą. Ir šis vidinis žinojimas mums kalba didžiųjų praeities mokytojų kalba, skleisdamas tikrąją mokymo prasmę, apvalydamas mūsų protą. Religijose slypi daugybė gerų nurodymų, pamokymų ir praktikų, bet turime siekti tai pažinti gyvai, gyvų patyrimu, ne aklų tikėjimu, ne teoriškai, bet pažinti visus šios simbolius, atspindinčius mūsų vidinį gyvenimą. Tuomet tai tampa nebetikėjimu, bet gyvų pasitikėjimu, vidiniu žinojimu, įsitikinimu. Ir tampame nepajudinami, neblaškomi šiame dvasinėme kelyje, be jokios abejonės, be jokio pasimetimo. Mes žinome, kas yra kas. Ir turime tvirtą dvasinį pagrindą, kuris yra tiesa, mūsų pačių prigimtis, amžina, švytinti ir nekintama. Tai patyrus, mums dar lieka nemažai darbo, išgryninti šią patirtį, apvalyti savo ydas, suvokti save, suvokti savo poelgius, darbas savistaboje, darbas savianalizėje. Bet nebėra jokios dvejonės. Mes žinome, aiškiai atpažinome, kur einame ir pagrindą, ant kurio stovime.